Gera, kad išmokytų skaityti, rašyti. Tai kad jis turi būtinai būti draugiškas su vaikais, jaustis tu turi su juo kaip su draugu, būti mielas, ir bendraujantis, netylintis tokius, kad jis ateina į pamoką, tau tik išdės ir su savimi nepaplėpės ar nepapasakos kažko. Gera mokytoja yra, sakau, ir griežta, ir maloni. Manau, geras humoro jausmas ir tiesiog draugiškumas. Talentinga, nuoširdi. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas atsitinka arba pamiršo gal kažką atsinešti, galėtų paskolinti arba kažką kitą padaryti gero. Jinai, kad ten visur dalyvautų, būtų aktyvi. Mokytojas iš tikrųjų turėtų būti ir griežtas, ir ne visai. Nemoku paaiškinti. Kad galėtų visas detalės išaiškinti. Ir jeigu matytų, kad vaikui nelabai sekasi mokytis, kad jis jam padėtų. Tai geras, nuoširdus, turi gerai elgtis su mokiniais. Manyčiau, kad mokytojas turėtų būti griežtas, linksmas, vesti įdomiai pamokas, kad nebūtų neįdomu ar šiaip liūdna per pamokas. Nežinau, mokytojas turi būti kaip mokytojas, tikras toks. Mokytojas tikras turėtų turėti gerą humoro jausmą, užjausti, kai mokiniui yra negera ir būti nuoširdus. Manyčiau, turėtų nerėkti per pamokas, viską išaiškinti ir rėkti gali, nes turi teisę, nes nežinau, ko jinai negali daryti. Turėtų supratimą, kaip bendrauti su vaikais. Jis galbūt turėtų pirmiausia būti draugas mokiniam, o ne kaip koks, nežinau, vadovas. Turėtų būti tiesiog draugas, turėtų gražiai su jais sutarti, bendrauti, turėtų padėti, turėtų nebijoti padėti, turėtų būti nuoširdus, turėtų mėgti savo darbą, čia galbūt yra svarbiausia. Gal turi mokėti skaičiuoti, rašyti, mokėti kokias, pavyzdžiui, kalbas dar. Turi būti labai geras, malonus mokytojas ir užjaučiantis vaikus. Manau, kūrybiškumas, atsakingumas, visada gera nuotaika ir pastangos išmokinti vaikus kuo daugiau. Kad būtų nerėktų, kad tas mokytas, visi vaikai irgi nenori, kad rėktų mokytas, nes iš tikrųjų kartais ir apsiverkia vaikas. Turi būti mokytojas linksmas, visada šypsotis ir neužduos namų darbų. Gal svarbiausia, kad mokytojas būtų švelnus, suprantantis mokinį, kad suprastų to mokinio galimybės, kiek jis gali pasiekti. Turėtų mokytojas būti šiek tiek iš tikrųjų ir griežtas, kad vaikai ir klausytų ir viską, ir aišku, kad ir suprastų pamokas būtinai ir iš tikrųjų, kaip ir Kristina sakė, kad žinotų, ko siekia šiam gyvenime. Tai bent jau mano nuomonė, tai iš tiesų mokytas tai turėtų bendrauti su klase, tiesiog mokytas turėtų būti kaip draugas. Turi gerai bendrauti su mokiniu, mokėti prieiti, paaiškinti jam. Taip, tikrai. Turi gerbti mokinį, turi gerai išaiškinti temą, turi padėti mokiniui iškilus problemų. Mokytojas turėtų būti sąžiningas ir turėtų turėti humoro jausmą, kad mokinius kažkiek sudomintų per pamokas. Ir mano nuomonė, dar mokytojas turėtų gerai mokėti
bendrauti su mokiniais, tai taipogi, kad jiem būtų įdomu per jo pamokas, kad jis tiesiog nežiautų, nemiegotų ir įdomiai klausytų ir dar galų gale kažko išmoktų. Turi mokėti bendrauti su vaikais, turi jais užsiimti, tiesiog būti pačiu geriausiu mokytoju. Pasakė tiesą ir mokytojas turėtų būti geriausias draugas mokiniui ir visada jam padėti ir būti nuoširdus su juo ir nerėkti, aišku. Nebūti piktas, daug žinoti, daug ką mokėti ir tiesiog būti geras žmogus. Bent jau ne koks karštakošis, jeigu mokytojas, kad greit nesusinervuotų dėl kažkokios išdaigos arba šiaip pokšto. Kantrybė, ištvermė ir gal sumanumas, kaip geriau išdėstyti pamoką. Protinga, gera ir graži. Turi būti paslaugus, kartu padedantis namų darbus padėti padaryti. Mokytojas turi būti sąžiningas, tolerantiškas. Turėtų būti padedantis, nuoširdus, ir ne taip dažnai rašantis dvejetus. Nei griežtas, nei blogas, nei geras per daug. Ir turėtų gerai išmokyti turbūt. Vestų pamokas kitaip negu visi mokytojai, ten, kad visi dėsto ten savo teorijas, kiti mokytojai dėsto įdomiau. Aš manau, kad mokytojas tai turėtų dažniau nepeikti, o girti mokinius, kadangi to labai trūksta. Turėtų būti griežtas, bet ne per daug ir ne per daug nusileisti, nes jeigu bus per geras, tai mokiniai tą įvertins ir jo negerbs. Tai turi tiesiog išlaikyti tokį aukso viduriuką. Kad jisai užjaustų, paguostų, suprastų vaikus. Būt geras, tada visi jį mylės ir gal net patys bus geri vaikai ir užaugs gal patys geri. Ir mokinsis gerai. Kiekvienas mokinys yra kitoks ir mokytojui reikia surasti skirtingus būdus, kaip su tuo mokiniu reikėtų šnekėti. Tai tikrai nėra lengvas dalykas, bet to reikėtų siekti. Dar galbūt turi būti malonus ir bendraujantis. Tas mokytojas toks turi būti geras, kad daug mokytų, gerai mokytų, būtų griežtesnis biški, kurie vaikai būtų negeri biški. Kad išmanytų savo profesiją, jeigu jis dėsto dailę, tai kad išmanytų ten, kaip piešti ir taip toliau. Išaiškintų gal pamoką, kad vaikai suprastų, apie ką kalbama. Padėtų, pavyzdžiui, kaip kontroliniuose kokiuose nors. Suprasti ten užduotis visokias viską. Protinga, gera. Man atrodo, kad svarbiausia savybė mokytojui tai yra jo profesionalumas, tik kiek jis išmano savo dalyką. Nes man atrodo svarbiausia, kad mokinys pasitikėtų savo mokytoju ir laikytų jo autoritetu. Bet tam, aišku, svarbu ir būdo savybės. Tai yra jo komunikabilumas, pagarba mokiniui, pagarba savo, aišku. Man atrodo, kad mokytojas, kad turėtų dirbti, turėtų turėti bent kiek žinių tikrai ir turėtų būti supratingas, kad vaikai jį mylėtų. Jisai turėtų būti naujoviškas, iš tikrųjų visą informaciją turėtų pateikti įdomiai, kad mokinys būtų susižavėjęs tuo dalyku. Mokytojas turėtų būti, pirmiausia, tai turėtų išmanyti savo dalyką, nes kai kurie, pavyzdžiui, dėsto ir patys netik tuom, ką sako. O jeigu, tarkim, mokytojas tiki pats, kuo sako, tada ir vaikus pavyksta įtikti. Mokytojas turėtų sąžiningai vertinti mokinius vienodai, o ne atskirti. Labai svarbu, kad mokytojas irgi būtų išprusęs, kad galėtų vaikams padėti tobulinti žinias. Tikrai su kai kuriais vaikais turėtų kantrybės mūsų klasėje, kad visuomet galėtų padėti, nes kai kuriems reikia padėti. Kuris galėtų pamokyti vaikus, jeigu jie nesupranta, išaiškinti ir šiaip maloniai bendrauti. Labai turi būti mokytojas, toks, kuris suimtų į savo rankas visą klasę, nes yra mokinių daug, kurie yra nemotyvuoti tą mokintis, bet turi sudominti, labai sudominti. Daug kas priklauso nuo to. Turi gerai išmokyti, turi pasakyti visas pastabas, kurias, kaip blogai padarė mokinys darbą ir pagirti už labai gerą atliktą darbą. Aišku, gerai, kad būtų humoro jausmas, bet
turi per daug ir nebūti vaikų draugas, o ir mokytojas, prasme, kad jo klausytų, o ne su juo elgtųsi kaip su draugu, kad gerbtų, turi užsitarnauti pagarbą vaikų. Turi būti labai griežtas, iš tikrųjų mokiniai pirmais metais jų nemėgsta, nes vis tiek labai reikia stipriai mokintis, bet po to jiem dėkoja po egzaminų. Tai manau, griežtumas turėtų būti. Manau, kad mokytojai gerai būtų, jeigu jisai turėtų humoro jausmą, bet nepersistengtų ir neįžeistų mokinių. Tuo taip pat turėtų būti sąžiningas ir sąžiningai visus vertinti, neturėtų numylėtinių arba tų, kurių labiausiai nemėgsta. Malonus, tai turėtų būti su mokiniais, bet neleisti jiems, pavyzdžiui, išsišokinėti per pamokas, o kontroliuoti klasę. Geras mokytojas turėtų būti, kuris gerai sutarė su vaikais, patarė, nežinau, gerai dėsto, geras. Na, kad gerai mokytų, kad būtų geras mokytojas. Būti linksma mokytojui, kad vaikai jį gerbtų, mylėtų. Ne per griežtas, sportiškas. Mokytojas turi būti drąsus, nebijoti nieko, būti geras. Paskui turėtų būti, aišku, kažkiek griežtas, bet, toksai atlaidus, bet, aišku, ne per daug, kad paleistų vadžias klasės. Turėtų būti ir geras, ir piktesnis, kad sutramdytų, kurie blogiau elgiasi, bet taip pat geras tiem, kurie gerai elgiasi. Mokytojas turėtų būti, mano nuomonė, kaip pavyzdys mokiniui. Jis turėtų įkvėpti meilę tam dalykui. Mokanti pabendrauti su vaikais, neišduodinti niekada, ką mes jai pasakome. Skleisti galbūt tą savo turimą žinias visiems kitiems, nebijoti ir kitiems tai perteikti. Jisai turi būti geras, nuoširdus, aišku, gerai išmanyti savo profesiją. Mokytojas turėtų tobulinti savo žinias ir nestovėti vietoje, nes žmogus visą gyvenimą mokosi. Ir jis turėtų tą žinią savo plėsti ir vaikams jas perduoti, aišku. Nežinau, man atrodo, kad mokytojas turėtų būti plačių pažiūrų, atviras, prisitaikantis. Šiaip būtų labai sunku pasakyti konkrečią savybę, būtent ar tai turi būti labiau griežtas mokytojas, ar tai turi būti šmaikštus mokytojas, nes visi mokytojai yra skirtingi. Ir dėl to mokykla yra turtinga, kai turi skirtingų mokytojų, kurie vieni pasižymė savo galbūt humoro jausmą, kiti labiau pasižymė savo griežtumu, bet jie ir tampa mokyklos legendomis, taip galima pasakyti. O be to, jeigu renkame mylimiausią mokytoją, tai vienam gali patikti vienoks, kitam kitoks, tai čia irgi labai subjektyvus dalykas. Man tai užtenka tik tiek, kad būtų gera. Leipalingio pagrindinėje mokykloje mylimiausia mokytoja buvo išrinkta Agnė Šilgaitytė. Viečiūnų pagrindinės mokyklos mylimiausio mokytojo rinkimus laimėjo Edita Kibirkštytė. Noriu Jums pranešti, kad Saulės pagrindinėje mokykloje mylimiausią mokytoją mes išrinkome. Kaip Jūs manote, ką? Ogi mokytoja Vida Giedraitienė. Mums, atgimimo mokyklos mokiniams, teko labai sunki užduotis išrinkti vieną mylimiausių mokyklos mokytojų. Ir tik kelių balsų skirtumų šį titulą laimėjo mokytoja Ronata Balkaitienė.
pranešti, kad Druskininkų Ryto gimnazijoje mylimiausią mokytoją išrinkome Liną Dudulienę.